Kuo daugiau praleidi gamtoje laiko, to jautiesi stipresnis ir susilieji su gamta. Turbūt ta Svencelė taip sužavėjo. Buvo diskutuojama, ko trūktų dar tam unikaliam atradimui Lietuvai, nes vis dėlto tai yra kita poilsio vieta, tai yra visiškai kita unikali vieta ir matėm, pajautėm, kad trūksta būtent tai vietoviai ramybės oazės. Ramybė, gamta, pušys, gal mažiau to vėjo. Taip sutapo, kad teko galimybė įsigyti jaukų sklypą, kuris atitinka mūsų tą vadinamą viziją. Vizualinę aplinką, kurioje matosi kuršmarės, kur matosi negyvoji kopa, kur matosi tos pačios pušys. Tai stengiamės visą šitą atkreipti dėmesį laisvės, gamtos to pojūčio.